Labadiena visiems. Esu Dalia Durienė, pirmojo sertifikavimo skyriaus ekspertė. Šio seminaro metu pakalbėsime apie augalinės dauginamosios medžiagos naudojimą ekologinės gamybos ūkyje 2026 metais. Ir noriu visų paprašyti, kad šio seminaro metu būtų išjungti garsiakalbiai ir kameros tam, kad netrukdytume vieni kitiems. Taip pat primenu, kad seminaras yra įrašomas ir įrašas bus viešinamas edukaciniais tikslais. Na, o seminaro gale klausimus užduosite seminaro gale. Tai ką, keliaujame. Pristatysiu mokymų planą. Tai pradžioje pristatysiu viešąją įstaigą Ekoagros. Taip pat supažindinsiu trumpai su internetinė svetainė ir informacija, kaip galima surasti internetinėje svetainėje. Taip pat trumpai pakalbėsime apie augalų dauginamosios medžiagos naudojimą ekologinės gamybos ūkyje, bei trumpai priminsiu, kaip yra suteikiamas statusas laukams ir produkcijai. Na ir į seminaro galą pristatysiu augalų dauginamosios medžiagos prašymų leidimui gauti pateikimą per Organic Seed bazę. Ir seminaro gale, kaip jau minėjome, atsakysime į visus dalyvių klausimus. Taigi, apie viešąją įstaigą Ekoagros. Viešoji įstaiga Ekoagros yra vienintelė Lietuvoje nuo 1997 metų veikianti institucija, kuri yra atsakinga už ekologinės gamybos sertifikavimą ir kontrolę. Šios funkcijos įstaigai yra pavestos Žemės ūkio ministro įsakymu ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu. Pagrindinė Ekoagros veiklos sritis tai ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje. Taip pat vykdome sertifikavimą pagal NKP, Jungtinių Amerikos valstijų NOP teisės aktus, atliekame patikras pagal Biosviso, Demeter, Biolando, Naturalando privačius standartus. Ekoagros nėra teisės aktų leidėja. Ekoagros funkcija yra tikrinti teisės aktų laikymasi bei išduoti patvirtinančius dokumentus. Taip pat Ekoagros teikia informaciją ir konsultacijas dėl teisės aktų nuostatų ir reikalavimų, bei organizuoja nemokamus mokymus ir atsako į veiklos vykdytojų užduotus klausimus. Pagrindiniai viešosios įstaigos Ekoagros darbo principai. Ekoagros yra nepelno siekianti įstaiga. Ekoagros darbo kokybę, efektyvumą ir nešališkumą užtikrina vidinės taisyklės, tvarkos, kontrolės sistemos. Ekoagros veikla nuolat yra tikrinama ir vertinama Europos komisijos, Žemės ūkio ministerijos, nacionalinės mokėjimo agentūros, nacionalinio akreditacijos biuro bei išorinių finansinio audito įmonių. Taip pat Ekoagros klientų anoniminės 25 metų apklausos duomenimis įstaigos paslaugų kokybė yra įvertinta 88% apklaustųjų, tai yra labai gerai, o darbuotojų profesionalumą įvertinta 93%, labai gerai. Na ir trumpai keliaujame į viešosios įstaigos Ekoagros internetinę svetainę. VŠI
Ekoagros internetinę svetainę galite rasti adresu www.ekoagros.lt. Pagrindinė informacija, teisės aktai ir reglamentai yra patalpinti skiltyje teisinė informacija, kurią paspaudus galite susipažinti su visais teisės aktais, kuria įstaiga vadovaujasi, ir reglamentais. Toliau keliaujame į skiltį paslaugos ekologinis ūkininkavimas. Ir nuorodoje leidimai taikyti ekologinės gamybos reikalavimų išimtis yra patalpinta leidimų taikyti ekologinės gamybos išimtis išdavimo tvarka TV25, kurią paspaudę galite susipažinti. Taip pat ekologiškos perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazės nuoroda patalpinta, per kurią taip pat paspaudus galite prisijungti, bei ekologiškai auginamų gyvūnų duomenų bazė, taip pat patalpinta nuoroda, per kurią yra pildomi prašymai įsigyjant galvijus. Svetainės apačioje yra patalpintas bendras leidimas, kuris yra kasmet atnaujinamas ir patalpinamas interneto svetainėje. Noriu paminėti, kad augalų rūšių, kurių neekologinės gamybos užauginta augalų dauginama medžiaga galima naudoti be atskiro įstaigos leidimo, būtent yra talpinamas šiame leidime. Jeigu prisijungus randate augalo rūšį patalpintą šiame leidime, tai tokiu atveju prašymo leidimui gauti pildyti nereikia. Keliaujame toliau. Augalų dauginamoji medžiaga. Ir trumpai šių skaidrių metu supažindinsiu su laukų ir produkcijos statuso suteikimu. Taigi, nesant galimybės įsigyti pakankamai norimos rūšies ekologinės arba perėjimo prie ekologinės gamybos augalų dauginamosios medžiagos, Žemės ūkio ministerija einamaisiais metais išduoda bendrą leidimą naudoti neekologiškai užaugintą augalų rūšių, porūšių arba veislių dauginamą medžiagą. Leidimas yra parengiamas iki vasario 10 dienos ir išduodamas iki vasario 20 dienos. Tokiems augalams, kurie yra nurodyti leidime, kaip jau minėjau, leidimas nereikalingas. Šį leidimą taip pat galite rasti prisijungus mūsų internetinėje svetainėje, tai kaip jau ir minėjau, bei prisijungus prie Organic Seed duomenų bazės, per kurią yra pildomi prašymai leidimams gauti, bazės apačioje, paspaudus mygtuką, pažymėjau raudonai, bendras leidimas. Kuomet yra reikalingas leidimas? Leidimas reikalingas įprastiniai, atestuotai, įsigytai, jeigu nepatenka į bendrą augalų rūšių sąrašą dauginamai medžiagai. Taip pat leidimas reikalingas savo ūkio įprastinės dalies dauginamai medžiagai, tai yra nesertifikuojamos dalies dauginamai medžiagai. Taip pat leidimas reikalingas savo ūkio pirmų perėjimo metų prie ekologinės gamybos P1 statuso dauginamai medžiagai. Leidimas naudoti neekologišką augalų dauginamą medžiagą turi būti gautas prieš sėjant kultūrą arba sodinant augaliukus, bet jokių būdų ne pirkimui. Pateiksiu kelis pavyzdžius,
Sakykim, kuriuo atveju vienu pavyzdžiu bus taikoma poveikio priemonių, kitu pavyzdžiu poveikio priemonė netaikoma. Taigi, pirmasis pavyzdys. Įsigyta įprastinė atestuota avižų dauginamoji medžiaga, kuri buvo įsigyta 26 metų vasario 1 dieną. Avižos buvo pasėtos 26 metų balandžio 2 dieną, o leidimas gautas 26 metų balandžio 5 dieną. Šiuo atveju bus taikoma poveikio priemonė, kad buvo įsigyta ir panaudota be įstaigos leidimo dauginamoji medžiaga, nes pasėta anksčiau, o leidimas gautas vėliau. Antras pavyzdys. Žieminiai kviečiai. Įsigyta įprastinė atestuota žieminių kviečių dauginamoji medžiaga, kuri buvo įsigyta 26 metų kovo 4 dieną. Leidimas išduotas 26 metų gegužės 30 dieną, sakykim, čia į priekį truputį pavyzdys. Na ir ketinama sėti žieminius kviečius 26 metų rugsėjo mėnesį. Šiuo atveju poveikio priemonė nebus taikoma, nes leidimas išduotas anksčiau, o sėja planuojama vykdyti vėliau. Dar ką noriu paminėti, kad jeigu augalų dauginamoji medžiaga bus naudojama ne produkcijai gauti, tai yra dirvos gerinimui, žaliam pūdymui, tai tokiai dauginamai medžiagai turėti išduotą leidimą nėra privaloma. Ir leidimo nereikia, kai yra naudojama ekologiška, atestuota, pirkta iš licencijuotų tiekėjų dauginamoji medžiaga. Taip pat leidimo nereikia, jeigu dauginamoji medžiaga yra įtraukta į bendrą augalų rūšių sąrašą, kaip jau minėjau ankstesnėje skaidrėje, kurio sąrašas yra patalpintas internetinėje svetainėje ir Organic Seed bazėje. Taip pat leidimo nereikia, kai yra naudojama savo ūkio antrų perėjimo metų arba ekologiškai neatestuotai dauginamai medžiagai. Ir, kaip jau minėjau, žaliai trąšai, aparimui, dirvos gerinimui dauginamoji medžiaga nėra vertinama ir leidimas nėra privalomas. Kuriais atvejais leidimas nėra išduodamas ir kokią augalų dauginamąją medžiagą draudžiama naudoti. Tai kai produkcijai gauti iš kito ekologinio ar perėjimo laikotarpio ūkio, kuris nėra sertifikuotas dauginamosios medžiagos tiekėjas. Pateiksiu pavyzdį. Kaimynai Petras ir Jonas. Jonas 25 metais augino žirnius, o Petras 26 metais nori juos pasėti savo ūkyje. Ir pasitikrinęs sertifikatą mato, kad Jonas žirnius gali realizuoti kaip ekologiškus ir nusprendžia juos įsigyti, pasėję be kontrolės įstaigos leidimo. Atvažiuoja kontrolės institucija į patikrą į veiklos vykdytojo ūkį ir tikrinant dokumentus nustato, kad Petras sertifikatą patikrino, tačiau neįsitikino, ar Jonas yra dauginamosios medžiagos sertifikuotas tiekėjas. Šiuo atveju Petro ūkiui bus taikoma poveikio priemonė už dauginamosios medžiagos naudojimą bei atimama einamųjų metų žirnių realizacija. Tokiu atveju žirnius bus galima realizuoti kaip neekologiškus. Pagrindinės priežastys augalų dauginamosios medžiagos leidimui gauti. Dažniausiai pasitaikančios ir paminėsiu dvi pagrindinės priežastys, žinoma, yra ir trečia priežastis, bet jinai yra ne taip dažnai pasitaikanti, todėl pirmoji priežastis, kai duomenų bazėje nėra užregistruota nei viena šios augalų rūšies veislė.
Ir antroji priežastis, kai duomenų bazėje nėra užregistruota pageidaujama įsigyti augalo veislę ir nei viena iš duomenų bazėje esančių veislių netinka veiklos vykdytojui dėl agronominių ar dirvožemio bei klimatinių sąlygų ir technologinių savybių. Šiuo atveju noriu paminėti, kad būtina nurodyti pagrindimą, kodėl turėtų būti naudojama minima veiklos vykdytojo veislė ir kodėl nori būtent įsigyti šią veislę, kuriai pildo prašymą per duomenų bazėje. Tiesiog pagrindimas turi būti nurodytas vienu ar dviem sakinukai. Ar užstrigo kažkas, nes aš nebegirdžiu. Užstrigo. Aš irgi nebegirdžiu. Nieko nespaudžiu. Taip, atsiprašome labai, techniniai nesklandumai, visko pasitaiko. Ir dabar man reikia, keliauju prie skaidrių. Ir ačiū labai. Atsiprašome už techninius nesklandumus ir keliaujame toliau. Tai kągi norėjau paminėti, sakykime, kuomet yra pasirenkama, kad duomenų bazėje nėra užregistruota pageidaujamos įsigyti augalo veislės ir nei viena iš duomenų bazėje esančių veislių netinka veiklos vykdytojų ūkiui, pagrindime nurodoma trumpai vienu ar dviem sakinukais, kodėl būtent norima įsigyti konkreti augalo veislė, o ne siūloma duomenų bazėje. Ir sakykime, galbūt, kad prašoma augalo veislė yra atsparesnė ligoms, galbūt, kad yra geresnis gaunamas derlius, arba galbūt netgi pagal vietovę yra, sakykime, tinkamesnė ta veislė pagal dirvožemį. Tai tiesiog daug nesiplečiant vieno arba dviem sakinukams. Keliaujame toliau. Trumpai paminėsiu, kaip yra ir kur galima rasti informaciją, koks yra suteikiamas statusas laukams ir produkcijai. Tai informacija yra veiklos vykdytojams pateikiama kartu su siunčiamu sprendimu ir sertifikatu. Ir ši informacija yra nurodoma nutarimo išraše. Tai pirmoje lentelėje matote, kad statusas nurodomas konkrečiam laukui. Tai, sakykime, šiuo atveju laukui numeris 1 90 arų yra suteiktas statusas, nes yra jau praėję nuo perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pradžios daugiau kaip 24 mėnesiai. Ir antroje lentelėje jau yra sumuojama konkrečios kultūros laukų plotų suma. Ir šioje lentelėje mes galime matyti, kad, sakykime, susumavus vasarinių kviečių ir vasarinių miežių mišinio statuso
suteikiamas produkcijai statusas ir kad turi būtent vasarinių kviečių ir vasarinių miežių mišinio P1 statuso. Na ir, sakykim, kitoms kultūroms dar, sakykim, gal būtų ir P statuso, bet šiuo atveju nėra, tai vat šita skiltis yra tuščia. Tai visada siūloma ūkininkams, veiklos vykdytojams pasitikrinti šią informaciją nutarimo išraše, kad žinotų, koks statusas suteikiamas kultūrai ir kokio statuso produkcija turi veiklos vykdytojas. Aišku, jam tada jau lengviau ir pildyti ekologinės gamybos veiklos žurnalą, derliaus lentelę. Na ir keliaujame į sekančią skaidrę, tai augalų dauginamosios medžiagos dokumentai ir jų pateikimo tvarka. Ekologiškos ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazę galite rasti prisijungus adresu www.organicseed.lt. Prašymai yra pildomi per šią bazę ir prisijungus dar noriu paminėti, kad ir čia yra informacija pateikiama, tai bendras leidimas augalų rūšių, kurių leidimo prašymo pildyti leidimui gauti nereikia. Jeigu randate šiame bendrame leidime informaciją augalo rūšį, tai prašymo pildyti nereikia. Keliaujame toliau. Pateiksiu keletą pavyzdžių, kaip per OrganicSeed duomenų bazėje prisijungus prašymo pildymo metu pasirinkti teisingą informaciją ir nurodyti teisingą priežastį, nes dažnai pasitaiko atveju, kad veiklos vykdytojai tiesiog nurodo neteisingą informaciją. Ir tokiu atveju mes prašome veiklos vykdytojų atšaukti pateiktą prašymą, nes kitaip prašomas yra išrašomas mokestis, tai tiesiog prašome atšaukti ir užpildyti prašymą teisingai naujai. Tai ką, prisijungus prie OrganicSeed duomenų bazės galima jungtis spaudžiant mygtuką viršuje arba šiame lange mygtuką spaudžiant apačioje. Pasirenkame sėklą. Ir pildome prašymą. Spaudžiame mygtuką prašymas, taip pat išskleidžiame sėklą ir pasirenkame žemės ūkis. Prieš pildant prašymą turime pasitikrinti, ar duomenų bazėje neteikia pasiūlymų. Šiuo atveju pateiksiu pavyzdį, kaip pildytas prašymas baltųjų dobilų leidimui gauti. Tai spaudžiame mygtuką prašymas. Prašymo tipe būtina pasirinkti standartinis prašymas. Vėlgi noriu paminėti, kad šioje vietoje veiklos vykdytojai dažnai neteisingai užpildo informaciją ir nurodo ekologinės gamybos medžiagos naudojimo. Pasirenka šią parinktį ir tuomet jau prašymas yra pildomas neteisingai. Tai akcentuoju, kad prašymo tipe turi būti parinktis standartinis prašymas. Ir augalo rūšyje vedame raktinį žodį baltasis ir jau pati sistema mums formuoja, duoda pasirinkti, sakykime, baltųjų dobilų parinkti su lotynišku pavadinimu pasirinkę. Įrašome ranka veislę apolo
Ir dar ką noriu paminėti rūšyje, sakykime, jeigu tai būtų pildomas prašymas žieminių ar vasarinių kviečių dauginamai medžiagai, tai šioje vietoje būtų nurodyta vasarinis arba žieminis, bet šiuo atveju nėra, nes mes pildome prašymą baltųjų dobilų leidimui gauti. Dar labai svarbu atkreipti dėmesį, kad sistema, sakykime, jeigu pildytumėt prašymą ten kitai kultūrai gauti, gali suformuoti pasiūlymą. Tai šitoje vietoje vėlgi labai svarbu, kaip jau ir minėjau ankstesnėje skaidrėje, pasirinkti teisingą priežastį. Na ir matome, kad pasiūlymų šiuo atveju nėra, baltųjų dobilų sistema nesiūlo jokių pasiūlymų, nes nėra duomenų bazėje, ir spaudžiame mygtuką į prašymą. Ir atsidaro langas, kuomet jau yra užpildomas prašymas. Šiuo atveju nuasmeninau veiklos vykdytojo duomenis, tai eko ūkininkas būtų jūsų vardas, pavardė, jūsų duomenis, tada kontrolės įstaiga, kontrolės institucija, čia informacija užsipildo automatiškai. Ir parinktyje prašymo tipas matome, kad jau pati sistema suformavo standartinis prašymas, augalo rūšis baltasis dobilas, tai būtinai turi būti su lotynišku pavadinimu, nes jau pati sistema tokį pavadinimą duoda pasirinkti. Veislė įrašome ranka, tai laisvas tekstas apalo, tą, kurią ir nurodėme. Ir subgrupė yra nenurodyta, nes tai nėra nei vasariniai, nei žieminiai. Toliau derogacijos kategorija. Šioje vietoje individualus leidimas turi būti, tai turbūt gal šiuo metu jau ir pati sistema automatiškai tą parinktį pateiks. Ir dauginimo formai vėlgi noriu pabrėžti, kad turi būti pasirinktas sėklos. Šioje vietoje veiklos vykdytojai dažnai vėlgi supainioja informaciją ir pasirenka ekologiškos sėklos. Šiuo atveju turi būti būtent nurodomas sėklos, nes pildomas prašymas įprastiniai atestuotai dauginamai medžiagai ir leidimui gauti. Taip pat nurodome kiekį norima įsigyti, arba gal jau būti ir įsigytas kiekis, ir plotą, į kurį bus sėjami baltieji dobilai. Ką noriu paminėti, vėlgi atkreipkime dėmesį, kad pasiekiami pasiūlymai sistema nesuformavo pasiūlymų ir šiuo atveju keliaujame toliau, renkamės parinkti duomenų bazėje, nėra užregistruota nei vienos šios augalų rūšies veislės. Pateiksiu pavyzdį, kuomet sistema formuoja, sakykime, pasiūlymą. Šiuo atveju jūs matote, kad sistema suformavo 2 pasiūlymus. Tai šiuo atveju yra labai svarbu, jeigu pati sistema teikia pasiūlymą, tai renkamės visada parinkti duomenų bazėje, nėra užregistruota pageidaujama įsigyti augalo veislė ir nei viena iš duomenų bazėje esančių veislių netinka veiklos vykdytojo ūkiui dėl agronominių ar dirvožemio bei klimato sąlygų bei technologinių savybių. Tai vat būtent yra pasiūlymai, bet iš esančių veislių netinka veiklos vykdytojų ūkiui. Ir tuomet, kaip jau minėjom, nurodomas pagrindimas, kodėl turėtų būti naudojama minima veislė. Ir spaudžiame mygtuką siųsti. Tokiu būdu yra užpildomas prašymas.
Dar pateikiau pavyzdį, kaip duomenų bazėje užpildyti prašymą. Tai vėlgi spaudome tuos pačius mygtukus, bet mišinyje pasirenkame parinkti mišiniai pašarams ir žaliai trąšai ir daugiamečių žolių mišinys. Nurodom pavadinimą ir einam į prašymą, spaudžiam taip pat mygtuką pradėti. Ką labai svarbu žinoti, pildant daugiamečių žolių mišiniui prašymą. Vėlgi, užpildome kiekį, plotą, kuriam bus naudojamas daugiamečių žolių mišinys, tai yra sėjamas žolės, ir būtinai šiuo atveju skiltyje komponentai turime nurodyti visą daugiamečių žolių mišinio sudėtį 100%. Šiuo atveju skaidrėje aš pateikiau pavyzdį, kad mišinys užpildytas 65%. Tai vadinasi, dar trūksta 35%. Tai vat, baltieji dobilai sudaro 15%, eraičinai sudaro, sakykime, 50%, na ir matome, kad mums trūksta procentų. Vadinasi, spaudžiame naują eilutę ir pildome kiekvieną eilutę, kiekvienam procentui vis spausdami naują eilutę. Tai paspaudžiam naują eilutę ir pildome toliau sudėtį. Tai yra labai svarbu daugiamečių žolių mišiniui pildant prašymą. Ši informacija, ji yra būtina. Keliaujame toliau. Na ir užpildžius prašymą būtinai suaktyviname mygtuką neekologiškas mišinys, nes jeigu būtų ekologiškas, tai prašymo pildyti nereikėtų, ir spaudžiame mygtuką siųsti. Tokiu būdu yra užpildomas prašymas. Taip pat noriu paminėti, kad prisijungus prie Organic Seed duomenų bazės, užpildžius prašymą, jūs turite galimybę išskleisti, paspaudus ant geltonojo mygtuko, galite pasitikrinti užpildyto prašymo visą informaciją, ar prašymas užpildytas teisingai. Jeigu pastebėjote klaidą, tai prašome šiuo atveju peržiūrėję prašymą ekspertas, kuomet peržiūri, prašo atšaukti prašymą ir užpildyti jį naujai. Dar noriu paminėti, kad pasitaiko atveju, kada veiklos vykdytojams dėl kažkokių priežasčių nepavyksta užpildyti, ar, sakykime, gal stringa sistema, tai tiesiog nepavyksta užpildyti prašymų, tai tais atvejais prašome kreiptis į FIBL duomenų bazėje nurodytais kontaktiniais telefonais į ŽUCą, Žemės ūkio duomenų centrą, ir pateikti problemos, aprašant problemą, kame yra problema, ir jums bus suteikta pagalba. Keliaujame toliau. Na ir dargi vėl duomenų bazėje Organic Seed yra galimybė susipažinti su prašymų, jūsų pateiktų prašymų sąrašu visu ir tiesiog peržiūrėti visus prašymus. Taip pat galite prisijungus registruoti, sakykime, kitą šeimos ekologinį ūkį ir pildyti prašymus. Tai pasirinkus registruoti kitą eko ūkininkas parinkti. Na ir seminaro pabaigai apibendrinimas. Tai labai tikiuosi, kad šio seminaro metu supratote,
kokią augalų dauginamąją medžiagą galima naudoti ekologinės gamybos ūkyje 2026 metais derliui gauti. Taip pat susipažinote su prašymų teikimu per Organic Seed duomenų bazę. Taip pat trumpai priminiau internetinės svetainės informaciją ir kaip galima susirasti informaciją joje. Na, Vėl užstrigo kažkas. nematau. Aha, matau, kad klausimų nėra. Tai dar norėčiau paminėti, kad visą šių ir kitų mokymų įrašų informaciją galėsite rasti EcoAgros internetinėje svetainėje, skiltyje šviečiamoji informacija ir medžiaga, ir ją pasiklausyti jums tinkamu metu. Taip pat, jeigu turėsite klausimų, galėsite juos užpildyti ir mūsų internetinėje svetainėje užpildžius formą klauskite ir atsiųsti bendruoju elektroniniu paštu ecoagros@ecoagros. Taip pat kviečiu visus sekti mūsų internetinėje svetainėje mokymų planą, kuris yra skelbiamas mūsų internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje. Na, o dabar ačiū visiems už dėmesį ir noriu palinkėti visiems gerų pavasarinių darbų. Na ir žinoma, po sėjos įspūdingai gero derliaus. Ačiū visiems už dėmesį, viso geriausio, linkiu sėkmės. Ir dar yra klausimas, labai atsiprašau, o per kiek laiko bus patalpinta, nes parašyta, kad praeitų seminarų medžiaga dar nepatalpinta. Taip, šią informaciją žinome ir tikrai greituoju metu bus patalpinta, nes šiuo metu, kai tik yra dirbama su tuo, tai tikrai greituoju metu rasite informaciją internetinėje svetainėje. Gerai, dėkojam. Ačiū Dar čia už kažkas nori klausimą. paklausti, bet nesigirdi nieko, kas nori paklausti. Dabar irgi nesigirdi. O, girdisi. Dabar girdime. Taip, aš turiu kelis klausimus, čia tiesiog su mikrofonu kažkas buvo negerai. Dabar pernai daržininkai 1 metai atėjo į ekologiją ir turėjo pasisodinę česnaką. Česnaką nurovė, tai gavosi, kad tas česnakas P1 statusą. Ir jie norėjo pasisodinti rudenį tą nurautą česnaką. Česnakas yra bendram sąraše. Ar jiem reikėjo prašyti leidimo tam P1 statusui ar ne? Jeigu česnakas yra bendrame sąraše, tai prašymo pildyti nereikia. Bet jeigu yra P1 statuso, sakykime, tai tada pildote prašymą. Tai reikia. Taip. Aha, ir dar norėjau Bet paklausti, įsigytai, jeigu, ta prasme, jūs norėtumėt naudoti įsigytą, ane, tai ir česnakas yra nurodytas bendrame sąraše, tai tuomet prašymo pildyti nereikia. Bet sėklai yra bendrame sąraše, sėklai, ne sėjinukams.
Tada kitas klausimas, norėjau paklausti, ten bendram sąraše yra toks sakinys. Sąraše pridedama pateiktų augalų rūšių išskyrus sėjinukus, bet įskaitant sėklinės bulves. Ką čia reiškia tas išskyrus sėjinukus? Čia prie bendro sąrašo įrašas. Sėjinukai tai vadinasi tie, kurie, sakykime, svogūnai, česnakai, ne patys tie, skiltelės. Tai vat išskyrus juos. Supratau. Taip. Ir bulvėms taip pat reikalingas prašymas. Sėkliniam bulvėm. Taip. Supratau. Dabar dar kitas klausimas būtų, jeigu, tarkim, ekologas norėtų įsiveisti uogyną, nes dabar labai dažnai jau susiduriam su uogininkais, tai tarkim, šilauogės ar obelis, kur jam reikėtų įsigyti, kokie yra plius minus tokie reikalavimai tiem sodinukam? Strigo vėl. Vėl techniniai nesklandumai. O dabar girdisi. Va dabar girdime jūs. Aš norėjau paklausti, įveisiant uogyną arba sodą šilauogėm ar obelim, kokie yra reikalavimai, iš kur įsigyti, ar čia mes sertifikuotus turim ieškoti, ar iš kitų ekologų, čia šitoje vietoje nelabai žinau. Tai vėlgi aš siūlyčiau jums pasižiūrėti bendrą leidimą ir tie, sakykime, augalo rūšys, kurios yra viskas. Aš nežinau, žinokit, ar čia man tik buvo užstrigę, bet aš atsakymo negirdėjau dėl sodinukų. Visiems užstrigo ir dar vienas yra čia klausimas parašytas. Ar girdit mane? Taip, dabar Ar girdit mane? Girdim dabar. Tai ką norėjau paminėti, kad vis tik pasitikrinkit bendrą sąrašą. Jeigu augalo rūšis yra įvardinta bendrame sąraše, tai prašymo pildyti nereikia. Jeigu dar, ką norėčiau pasakyti, sakykime, jeigu jūs dar nesertifikuojate tų laukų ir sakykime, ketinate tik tai juos sertifikuoti, tai siūlyčiau pirmiausia įsigyti, pasisodinti ir tada jau sertifikuoti. Tuomet augalų dauginamoji medžiaga iki paraiškos pateikimo nėra vertinama. Tai būtų jums paprasčiau. O jeigu įveistas jau, tai tiesiog bendrą leidimą pažiūrėt. Jo, tai bendrame leidime žiūrit, jeigu yra bendrame leidime, tai įsigijat įprastinę atestuotą su dokumentais ir prašymo pildyti nereikia. Pasitikrinkit visada bendrame leidime. O patys galim pasidauginti, tarkim, pavyzdžiui, galima ir tas pačias šilauogės pasidauginti, ir avietės, ir kitus augalus, o jeigu patys sertifikuojamam ūkį? Taip, sertifikuotam, taip, savo ūkio, ne iš kito ūkio, o iš savo ūkio. Iš savo ūkio jūs galite.
Ačiū už atsakymus. Prašau. Na ką, viskas, matau, kad daugiau klausimų nėra, tai vėlgi tada labai Aš dėkuoju. atsiprašau, arba negirdėjau, bet apie vyšnias rašiau. Jos augo, jos nebuvo deklaruotos. Tiesiog prie namų tai yra senos 100-metės vyšnios ir išbėgę iš šaknų sodinukai. Jeigu vietoj išnykusių obelų pasodinsiu vyšnes, aš jų nebuvo deklaravus anksčiau. Ir jos Jeigu jos nebuvo deklaruotos ir, sakykime, eilę metų deklaruojate sodą ir nėra nurodyta, kad jame augo vyšnios, tai kokiu būdu jos ten atsirado tame lauke, vėlgi tada kiltų klausimas ir ekspertui, ir tikrintojui. Tai siūlyčiau geriau gal įsigyti, pasižiūrėkit pagal bendrą leidimą ir įsigykit tokius sodinukus, kuriems nereikia prašymo. Na, o jeigu savo matosi, kad auga vyšnynas, bet jis tiesiog prie namų nebuvo deklaruotas, jis yra namų valdoje, iškelsiu keletą vyšnaičių ir pasodinsiu į sodą, tai bus sankcija? Tai bus tada, jeigu, sakykime, kitame sertifikuojamame lauke auga vyšnios ir jūs, sakykime, tą lauką dabar sertifikuosit kaip naują lauką, tai tada bus paralelinė produkcija, vėlgi. Ne, atsiprašau, aš tų senų vyšnių nesertifikuoju niekad. Tiesiog noriu tas išbėgusias atžalas pasodinti į sertifikuojamą lauką. Bet jos nebus pirktos. Pirktas galima būtų, bet jos nebūtų pirktos, tai būtų mano. Bet matot, jūs kaip vis tiek per eilę metų, jeigu sertifikuojate lauką ir vyšnios augo ir jau tai, sakykime, tai jau nemažos vyšnios, o jau medžiai, tai tada klausimas, vis tiek turėjo tai būti užfiksuota protokole, tikrintojas turėjo tą matyti, kad auga vyšnios. Tai dabar šiuo atveju, kaip iš kur tos vyšnios galėjo atsirasti. Tai tiesiog tai nėra tinkamas sprendimas. Tai gal tada galėtų šita moteris sulaukti patikros anksčiau laiko ir sekančiais metais persikelti, jeigu įrodys, protokolė užfiksuos. Ir tada bet tai vėlgi metais... iš kur tada sodinukai gauti? Jeigu iš sertifikuojamo ploto. Bet matot, sertifikuojamam plote tada turi augti ir jau eilę metų turi būti užfiksuota, kad augo vyšnios. Parašykite tą klausimą asmeniškai tada man elektroniniu paštu dalia.durienė@ekoagros.lt ir tiesiog mes dar padiskutuosime su kolegomis ir atsakysime jums į šitą klausimą. Gal kažkokį sprendimą ir rasime. Ar viskas? O ne apie augalų dauginamąją medžiagą galima paklausti trumpą klausimą? Trumpai labai. Gerai, tai aš tiesiog noriu paklausti dabar, kur yra siunčiamas dirvožemio pagerinimo lentutės ir kai kuriem ūkininkam 26 reikia pagerinti dirvožemį. Dobilų įsėlis tinkamas kaip dirvožemio pagerinimo priemonė? Raudonieji dobilai taip, bet jeigu jie buvo, ar jūs ketinate sėti dabar, sakykime, šiais metais? Taip, nes jau tai tada reikia... taip, užskaitysime, nes ir žiūrėsime per patikrą, ką tikrintojas užfiksuos ir tada žiūrėsime ir įvertinsime. Bet būtina juos rudenį aparti, ar galiu ir kitiem metam tą dobilų įsėlį palikti? Ne, dobilus jūs galite palikti, jeigu jūs įsigysite įprastinę testuotą dauginamą medžiagą, jūs galite juos palikti. Raudonieji dobilai užskaitomi. Jeigu jūs juos auginsite, taip. Ačiū labai. Šiai dienai tada ačiū labai visiems uždėmesį. Viso geriausio visiems. Linkiu gerų darbų. Dėkoju už pranešimą. Ačiū. Ačiū labai visiems. Ačiū.